kad tai yra tavo širdį šitą vertybę, kur tu visą laiką čia gyvena ir tu visada jo vadovaujasi. Prašau. Dėkuoju, Algirdai. Labas rytas visiems, mes su visais dar pasisveikinau. Na, Algirdas labai daug paminėjo apie tą jau tą, ką aš ruošiausi kalbėti, tai truputėlį besėdint mane sugrąžino, kaip truputį pakreipti tą mano pasakojimą, kalbėjimą. Algirdas kalbėjo apie laisvę. Žinot, pirmą kartą gyvenime aš pajutau šitą dalyką ganėtinai turbūt ir anksti. Kai pirmą kartą įsidarbinau, atėjau į darbą, pirmą kartą pajutau tai, kad kažkas atėmė mano laisvę. Ir tada aš nieko daugiau nesupratau, aš tik jutau tą jausmą, kuris mano viduje tiesiog, kažkoks toksai buvo, toks atsimenu darbę, atsiklaupiau, atsisėdau, atsitupiau, taip apkabinau pečius ir galvoju, aš nenoriu taip gyventi. O kaip aš noriu? Kaip aš noriu, tai man niekas nebuvo suprantama, nes aš aplinkoje toje augau taip pat, kur mano tėvai dirbo, kur darbas buvo tarsi, pirmoje vietoje. Ir daugiau, žinot, tie dalykai, jie turėjo užaugti manyje. Tos vertybės jos turėjo užaugti. Aš jas turėjau užauginti lygiai taip pat, kaip ir kiekvienas iš jūsų. Po to, kažkada dar prieš Neolife, ėjau keliu ir galvoju, ką aš noriu daryti gyvenime, ką aš noriu veikti, ką aš noriu, kas tai yra man tokio būtų, kad aš eičiau į rytą, kelčiausi ir eičiau su džiaugsmu, su tokia plačia šypsena, laiminga ir kas mane darytų laimingą. Ir aš supratau šitą dalyką, kad toks atėjo atsakymas, kad aš noriu būti tokioj vietoj, kur žmogus yra svarbus, kur tu esi svarbus, kur tu esi reikalingas, kur tu esi tau. Ir žinot, tas dalykas toks, kad ne tai, ką tu blogai padarei, bet ką tu gali, kaip tu šauniai padarei, kaip tu gerai pakalbėjai, daleiskim, Neolife veikloje, kaip tu tą gerai, bet jeigu dar tą kažką tai padarytum, būtų šis fainai, ar ne? Pagalvokim kiekvienas, jeigu tai būtų auginama visuomenė, ar ne, žmonių. Ir žinot, atėjus į šitą veiklą, aš tą ir pajutau iš karto. Nors aš atėjau dėl produktų, atėjau dėl sveikatos čia, bet pirmiausia pajutau, kad čia yra tai, apie ką aš galvoju, svajoju. Pirmas, kai mes pasižiūrėsim, ar mes skaitysim Bibliją, ar mes domėsimės visatos dėsniais, abiejose vietose yra parašyta tas pats, kaip ir Algirdas paminėjo. Mylėk savo artimą kaip pats save. Meilė tai nėra išorinė. Tikra meilė yra vidinė. Ir ji turi taip pat užaugti, ta vidinė, ta meilė. Ir jinai auginama iš lėto, jinai auginama toj vietoj, kur yra palanki ta aplinka, negriaunanti, nes destruktyvi, o būtent ta, kuri pakelinti ir auginanti. Žinot, Neolife veikloje, jeigu jūs pastebėsite šitą dalyką, Neolife kompanijos, tos vertybės, jos nėra tik ant popieriaus parašytos, jos yra parašytas ant, kaip sakykime, gyvenime, toj pačioj veikloje, toje pačioj kasdienybėje, kurioje mes esame ir su kurioje mes būname ir augame. Mes buvom prieš 16 ar 17, kai mes veikloje, dabar jau 18 su viršų metų, tai dabar turbūt 15 metų atgal, mes buvome nuvažiavę. Pirmą kartą gyvenime teko mums nuvažiuoti, nuskristi į Ameriką. Ten vyko pasaulinis didžiulis renginys, baltymų renginys. Žinokit, aš parvažiavau, grįžau namo į Lietuvą,
Aš grįžau toks, atrodo, kaip sąmonės, išsiplėtusi, tokia didžiulė, plati, tokia su tokiu visai kitokiu pamatytų vaizdų, išjaustų pabūtų tarp tų žmonių, nes, žinot, jūs patys dabar turbūt jaučiat, 3 dienos čia, būnant vieni su kitais, kaip ta pasaulėžiūra, tas pasaulis keičiasi. Ir grįžti, ir staiga grįžti į tą patį darbo vietą, kur ta pati aplinka. Ir taip, čiukšt, tave suima, tavo sąmonė, o galvoju, o kur tu? Čia tik grįžai, tu buvai vienoks. O grįžti vėl į tą patį dalyką ir vėl tu grįžti į tą patį, tave vėl suspaudžia, tave tarsi jau to nebeduoda tau vėl plėstis. Bet kai tu pabūni, vėl grįžti, vėl ateini į seminarą, vėl ateini į renginį, vėl pabūni, vėl pabendrauji su tais žmonėmis ir vėl pradedi. Kitais metais aš ir nusprendžiau išeiti iš darbo savo, palikti ir eiti čia, kurti šitoje veikloje. Ir šita veikla yra, kaip Ragis taip pat paminėjo, tai yra šeima. Ir žiūrėkit, Neolife kompanijos vertybės. Pirmoji vietoj žmogus. Jinai ne tik sako, bet taip ir daro, taip ir veikia jinai kiekvieną dieną, kiek metų mes jau esame šitoje veikloje. Produktai, kurie sukurti, bet kaip ir Algirdas paminėjo, ne? Mylėk savo artimą kaip pat save. Meilė tai nėra apsirinksiu gražią suknelę, nueisiu į kirpyklą, pasidarysiu masažą. Tai nėra visiškai tai. Tai yra dėmesys savo, tai reikalinga, bet meilė tai yra kažkas giliau, yra stipriau. Ir tą dalyką, kaip žiūriu Neolife produktus, tai kas yra sukurta ant šito stalo, sudėta, gali sukurti iš tikrųjų tik iš vertybės. Iš tų vertybių. Mylėdamas žmogų, galvodamas apie žmogų, mąstydamas apie tai, kaip jį padaryti tą žmogų, pasaulį švaresnį, sveikesnį, kad joje toje aplinkoje augtų mūsų vaikai, mūsų kartos augtų, kad mes gyventumėm švaresnė, sveikesnė, saugesnė aplinkoje. Ar tai nėra iš vertybių šitas padarytas, sukurta? Tai yra tik turėdamas didelę širdį, ar ne? Tik turėdamas tas vertybės, tu gali sukurti tai, kas yra tikra. Ir šito moko mūsų Neolife kompanija. Šito mokausi ir aš 18 metų ir daugiau, žinoma, prieš Neolife veiklą. Tos vertybės jos tikrai auga, jeigu tu esi toje terpėje, kurioje yra auginamas žmogus. Nespaudžiamas, negrūdžiamas, o ten, kur yra tavo sąlygos tau duodamas augti. Tai čia tai ir yra tai vieta, tai yra ta erdvė, kurį sutamti turi su tavo širdimi, su tavo siela, su tavimi. Ir tą, ką aš iš karto atėjusi šitą veiklą pajutau. Per 18 metų, jei buvo nei karto bonusai, nevėlavo. Nevėlavo, kaip sakykime, nieko, visada būdavo, pastebėkit, Neolife kompanija, kokybė visada, jeigu kyla klausimas, visada mandagiai. Tiesiog tai, ne tai, kad mandagus tas žodis, bet dėmesingas. Dėmesingumas tau iš karto, kad tau atsakyti visi yra klausimai. Ir jeigu mes patys, kiekvienas, taip, patys save auginsim savo konsultantus, rodysim tokį pavyzdį, ką Neolife kompanija, kaip ką mes augdami dalinamės ar ne. Tai nepastebimai užaugs va šita komanda, nes tu visą laiką nori dalintis, tu nori, kad neparduoti tik tais tą produktą, ne?
sužinotų apie tą produktą, kaip jo gyvenimo pasikeistas, kaip šitie produktai galbūt pakeis jo gyvenimą, kaip jo buvimas kartu visiems mūsų, ar ne, tavo tas Audronė, ar ne, kai sakė, čia man labiausiai patiko, ar ne, va, tas santykis ir buvimas kartu. Žmogus gali kiekvienas atrasti tai, ką jis jaučia ir ką jisai nori. Bet kada, žinot, yra, dirva yra turtinga, ar ne? Turtinga to saulės šviesa, lietumi, ar ne? Čia perkeltinė prasme kalbu. Tai yra kiekvienas tas sėkla, jinai atsiradusi toje dirvoje, jinai augs. Ir jeigu mes auginsim taip kiekvienas, ar ne? Kai vakar manęs grupėje paklausė, sako, kiek ten turit žmonių? Sakau, 1000 virš. Bet sakau, viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus. Nuo tos vienos, tos svajonės, nuo to, galbūt tu prisidėsi prie vieno žmogaus gyvenimo ir padėsi tą vieną, kažkieno, aš nesvajojau daug. Aš svajojau nors prie vieno žmogaus gyvenimo prisiliesti kažko. Kad kažko būtų gyvenime naudingas. Ir prašau, kai tu visada toj augi terpėje, toj būni, toj aplinkoje, tu grinini visą laiką tas vertybės. Tai ir neįmanoma, kad bus kitaip. Bet jūs to turit patikėti. Tai va, kiekvienas esam pasirinkę tą vietą, kurioje mes esame. Ir augime, ir skleiskimės, ir žydėkime, kad visu tuo galėtumėm džiuginti kiekvieną ir kiekvienam parodyti, kad kiekvienas tai gali. Ačiū, mėlyjei.